Vaikų linija tai yra emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, į kurią jie gali kreiptis tiek telefonu, tiek internetu dėl pačių įvairiausiems iškylančių sunkumų. Vaikų linija jau veikia 17 metai Lietuvoje. Atsiliepiam, atrodytų daug skambučių, ar ne, tai per dieną daugiau kaip 400 skambučių atsiliepiam, pavyzdžiui, bet vėlgi bandymų prisiskambinti yra gerokai daugiau, tai mes šiuo metu maždaug atsakinėjom, kas 17 skambutį galim atsiliepti. Per projekto įgyvendinimo laikotarpius organizavome net 5 seminarus išvažiuojamuosius savanoriams. Tai yra labai daug ir tuo labai savanoriai džiaugiasi tą galimybę pagilinti savo žinias, sustiprinti savo motivaciją ir dar labiau norėti būti tarnyboje dar toliau ir ilgai. Irgi šio projekto dėka visiškai atnaujinom svetainės, kurios yra tikrai žymiai patrauklesnės, prieinamesnės tiek pagalbos ieškančiams, tiek norintiems savanoriauti, tiek būsimiems potencialiems rėmėjams sužinoti informaciją apie mus. Tik tokio projekto dėka mes galime organizuoti mūsų veiklą ir vykdyti visas veiklas pilnu tempu. Šiandieną mes dirbam su jaunais žmonėm, dirbam apie 12 žmonių, daugiausiai socialinių darbuotojų komanda. Ir mūsų veiklos yra skirtos labai įvairaus savarankiškumo jauniems žmonėms. Tai tiem, kurie žino, ko nori gyvenime ir, tarkim, nori savanoriauti. Ir tiem, kuriem yra labai dideli sunkumai pradėti savarankišką gyvenimą. Buvo iš viso 32 dalyviai ir jie turėjo 10 mokymų po 4 labai ilgas dienas. Ir tuomet jie mokėsi būtent tos supervizijos, ar ne, konsultavimo apie profesinius santykius. Ir plus dar buvo 9 dienos mokomosios supervizijos, tai reiškia, kai tie būsimieji supervizoriai jau pradėjo konsultuoti. Ne kiekviena organizacija gali sau leisti, tarkim, užsisakyti supervizijos paslaugą. Ir tie patys finansiniai nepritekliai, jie žadina papildomas įtampas, todėl buvo skirtas šitas projektas būtent nevyriausybinio sektoriaus stiprinimui. Buvo labai gera girdėti, kad praėjus jau visai nemažai laiko žmonės jaučia, kad dalykai vyksta kitaip jų darbiniai kasdienybei. Ir aš manau, tokie projektai jie padeda prisidėti prie to, kad tu sukuri truputėlį to pokyčio, kurį norėtum matyti. Socialinis taksi tai nėra tik tai taksi. Mes bandom kurti tam tikrą bendruomenę žmonių, kurie patys galėtų komentuoti, ką reikia tobulinti, ką reikia taisyti, ką reikia padaryti geriau. Norint, kad socialinis taksi sustiprėtų ir padarytų pamatą, būti dar koks jis bus ateityje, jam reikėjo labai pastiprinimo. Tai vienas pagrindinių dalykų, ką fondas suteikė, tai įsigyti tinkamą automobilį, modernų automobilį, tinkamai pritaikytą automobilį. Kitas labai svarbus dalykas tai yra elektroninė sistema. Jinai kaupia labai didžiulę duomenų bazę, kuri mums patiems leidžia matyti, kur ir kokia pagalba reikalinga žmonėms. Taip pat projektas leido stiprinti mūsų pačių bendruomenę. Mobilumas tai yra vienas iš tokių kertinių dalykų, kuris turėtų būti užtikrintas. Ir kas įdomiausia, tai nekainuoja daug. Tai reikia tiesiog pakeisti požiūrį ir padaryti tam tikrus svarbius žingsnius. Verslumo mūsų žmonės tikrai neturėjo. Ir tokių projektų, kur būtų mokoma, kaip reikia parduoti, kaip reikia komunikuoti, kaip to pasitikėjimo, tikrai mes šito neturėjom. Kaip kilo mintis tą teminį kaimą kurti. Mes taip glaudžiai bendravom su Ignalinos rajone įsikūrusiais pasakų kaimais, turėjom ryšį, dalyvavom bendram projekte. Ir tiesiog ta mintis tokia kilo, kodėl Lietuvoje nepraplėtus nepadarius daugiau tų teminių kaimų. Ir nusprendėm, kad pabandom ir mes. Ir sugalvojom tokias tiesiog edukacinės programas. Viskas tikrai labai gerai ir tikimės, kad tai, ką išmoko mūsų žmonės projekto metu, kad tikrai tinkamai panaudos, kad tikrai rasim savo klientus tiek edukaciniam programom, tiek savo produktams. Čia pas mumis ateina ir žmonės su negale, su proto negale, ir suaugę, ir jaunimas. Ateina vaikai, yra dienos centras, konsultuojam žmonės, kurie ieškosi darbo, įvairius kursus bedarbiam organizuojam. Tai čia toks labai bendruomeninis centras gaunasi.
Mes važiavom į Prancūziją stažuotis ir pasižiūrėti, pasimokyti ir ten matėm dirbtuvės, medžio dirbtuvės ir tą modelį, kur meistrai dirba kartu su žmonėms su negale. Tai mums tas labai modelis patiko ir čia Matulaitėje jau kelis metus dirbom, bet pamatėm, kad reikia įrangos. Svarbus toks indėlis, kas lieka organizacijoje, tai gal ta kompetencija darbuotojų ir savanorių ir ta sustiprinta materialinė bazė iš tikrųjų ir tikrai labai buvo didelė pagalba.